Turbūt čia per dieną sudengėte, ne? Ne, nu ką. Kur mes dėtumėm pinigus, jeigu per dieną stogą? Negalima iš principo greit dirbti. Mums tai vienintelis noras buvo su parapetais, kad irgi skardelės eitų lygiai su fasadu. Kad nebūtų išsikišusi detalių papildomų. Nes šie fasadai yra vėdinami, tai čia grotelės kažkaip kitaip įdėjo negu kitur. Po visose objektuose būna parapetas iškištas į lauką, nu ten 5 cm, ne, kokius. Ir tada per jį ventiliuojas. Šiuo atveju, kai yra pageidavimas, kad daryti tiesiai, tai tiesiog pagrindinė apdaila jinai nedakyla iki pat skardos, lieka tarpelis, nu, vertikalus ir ten yra tos grotelės. Tai čia tokios subtilios detalės, bet iš tų detalių ta visuma ir atsiranda. Tai mes labai patenkinti šituo sprendiniu. Aš tokį filosofinį klausimą dabar, kam reikalingi tie parapetai? Ar negalima būtų paimti stogo, sujungti su fasadu ir nekelti tų visus to sienelių čia į viršų? Mes irgi nesuprantam. Labai norėtume, kad būtų lygiai. Bent jau STR tai reikalauja minimum 10 cm, kad būtų parapeto aukštis ir yra pagrįsta tuo, kad per stiprų lietų, kai lietus bėga, kad tas ir vėjas pučia, ne, kad nepermuštų to vandens viso ir jis nebėgtų fasadu. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, kad žiemą netaip pustytų sniegą nuo stogo. Dabar jau daug darom, kad tas jau parapetas visai jau ten toks. Mes tai žiūrėjom fasadų proporcijos, kad pirmo ir antro aukšto langai atrodytų vienodai. Kad būtų pakankamai normalus aukštis ir vidaus patalpose. Tai smagu žmogui būti viduj. Ir tada jau bendras namo aukštis pagal architektūrinę idėją. Tai iš lauko, iš šono žiūrinti, fasado proporcija yra lygi. Tiek antro aukšto, tiek pirmo. Tiesiog pirmo aukšte yra lubos aukščiau negu antram, nes tas parapetas yra truputį iškilęs. Plius, jei bus ateity dedami saulės kolektoriai, tai kad tie parapetai truputį juos ir pridengtų. Kokia jūsų nuomonė apie stoglangius, kitaip vadinamus švieslangius namuose? Labai gera. Aš manau, visada šviesa ir vaizdas šioks toks į išorę yra gerai viduj. Ar neatstoja dar šiuolaikiniai šviestuvai tos šviesos, kurią galima paimti nuo dangaus? Techniškai galima sakyti, kad yra sprendimų, kad atstotų, bet tarkim tikrai būna situacijų, kai ar koks nors vonios kambarys, ar drabužinė neina padaryti tos natūralios šviesos, tai su tais stoglangiais, nu, jie tikrai papildo. Ten kartais galvą pakeli, gali matyti žvaigždes.